Labas vakaras. Labai smagu jūsų beveik nematyti, bet matau, kad yra žmonių, tai sveiki atvykę į KTU teatro studiją 44, kas čia lankosi pirmą kartą. Tai ši studija yra seniausia universitetinė teatro studija Lietuvoje, visai nesiniai atšventė 75 metų jubiliejų ir šiais metais mes bandome debiutuoti su tokiu pokalbių ciklu. Tikimės, kad tai bus jaukus, fainas, nuoširdus, atviras, be kažkokio patoso ir apsimetinėjimo renginys, kurį mes pavadinome Vox Artificum, išvertus iš lotynų kalbos, tai reiškia menininkų arba menininkių balsas. Ir man labai džiugu, kad pirmame tokiam debiutinėme renginyje šiandien pas mus vieši Virginija Rimkaitė, dramaturgė, rašytoja, tarptautinių konkursų laureatė. Labas, Virginija. Sveiki. Tai prieš keliaujant į klausimus, struktūra bus, kad mes kalbėsim kažkaip taip, kaip kalbamės. Aš turiu pasiruošęs klausimus, bet nebūtinai juos užduosiu, nes norisi, kad šitas renginys būtų gyvas. Ir renginio pabaigoje pakviesime jūs užduoti klausimus Virginijai. Tai jeigu kažkokių klausimų sugalvosite renginio metu, tai užsirašykit arba nepamirškit. Labai trumpai, kas nepažįsta Virginijos, 2016 metais Virginija su savo pjese Virimo temperatūra 5-4-2-5 laimėjo Lietuvos nacionalinio dramos teatro dramaturgijos konkursą Versmė. Ir neilgai trukus, 2017 metais, po metų šita pjesė buvo pastatyta režisieriaus Artūro Reimos teatre. 2019 metais Lietuvos nacionalinėme dramos teatre pastatymą režisavo Giedrė Kriaučionytė Vosylienė. Antrasis Virginijos kūrinys, pjesė Patina, 2018 metais tarptautinėme dramaturgijos konkurse Talking About Borders, organizuotame Niurnbergo valstybinio teatro, pelnė 3. vietą. Ir visai neseniai, 23 metais, pjesė buvo pastatyta valstybinėme Šiaulių dramos teatre, kurią režisavo Eglė Švedkauskaitė. Dar verta paminėti, aš čia, žinok, labai pasiruošiau ateidamas iš to pokalbį. Ačiū. Už apysaką 21A Virginija 2018 metais pelnė Kazimiero Barėno literatūrinę premiją ir literatūrologė Jūratė Čerškutė aprašydama savo recenzijai sakė, kad tai yra kūrinys, kurio lietuvių literatūrai stinga. Tai dėl to, kad stinga skaidraus, aiškaus, koncentruoto ir kryptingo, neužsismulkinusio kalbėjimo, trumpo sakinio, geliančio egzistenciškai iki gelonies. Tai prašė Jūratė Čerškutė ir mes apie viską nuo pat pradžių pakalbėsim, pakeliausim ir pasižiūrėsim, į kur mes čia nukeliausim. Virginija, aš labai daug kalbėjau, gal tu nori kažką pasakyti daugiau negu sveiki? Sveiki atvykę. Tai gal ir pradėkim. Mano pirmas klausimas, toks labai basic ir labai paprastas. Kas yra Virginija Rimkaitė? Kaip tu matai save šiame momente, sėdint čia, vasario 26 dieną? Kaip tu galėtum ar negalėtum save įdėti į sakinį arba į kelius žodžius? Aš tikriausiai save taip ir apibūdinčiau, kad aš esu Virginija, dramaturgė. Ir jeigu reikėtų išplėtoti arba surasti sakinį, tai tikriausiai geriausiai mane atspindintis sakinys būtų, kur paskutinė minutė, ten virgutė. Labai geras. Tai tu esi tas žmogus, kuris gelbėja situacijas. Aš nežinau, ar aš jas gelbėju, bet taip atsitinka, kad tada, kai prasideda paskutinė minutė, tada visi ieško dramaturgės Virginijos. Ir tu visiems sakai taip. Ir aš sakau taip, nes kodėl ne? Neturiu argumentų ir taip mes susitinkame kūrybiniuose procesuose. O šitas buvo nuo truputėlį nukeliaukime tavo vaikystę, ar šitas tavo, nežinau, ar tu šiaip esi žmogus, kuris daro dalykus paskutinę minutę, ar tai yra tavo veikimo modelis? Ne, nesu, šiaip visai neblogai planuojuosi laiką ir man patinka planuoti ir jaučiu planavimo svarbą, paliekant galimybę ir kažką improvizuoti tame laike. Tačiau aš suprantu, kad tada, kai prasideda paskutinių minučių laikas, tada visi susitelkia pajėgiausiai ir stipriausiai. Tai dėl tos priežasties lygiai taip pat ir aš tikriausiai tada, kai artėja jau kažkokie tai galutiniai terminai,
susimobilizuoju visiškai tiek, kiek galiu, labiausiai. Tai man patinka tas laikas prieš, nes dažniausiai jau tai būna nueitas ilgas kelias iki to. Aš esu maratonininkė galvojant, bet visiškai sprinterė, pavyzdžiui, rašant. Galiu galvoti mėnesį apie pjesę, bet rašyti ją 2 paras. Ir toks modelis man yra geriausias. Bet kaip manai, ar tai yra labiau sveikas modelis, ar tai yra vis dėlto labiau nesveikas modelis, turint omeny, nežinau, žmogaus psichologinę, emocinę būklę, nes taip atsitinka teatre gana dažnai, ar ne, kad, nežinau, paskutinę minutę viskas dega ir visi nežino, ką daryti ir tada kažkaip bando išsigelbėti. Jo, va, tiesiog kaip tau atrodo, ar tai va ilgesniai perspektyvų yra toks sveikesnis modelis, ar vis dėlto tai yra daugiau žalingas? Turbūt tam, kad galėčiau atsakyti, reikėtų išbandyti tą kitą modelį. Ir galėčiau tada palyginti, kada labiau slenka plaukai. Bet tikriausiai, kad yra ir tai, kad mes priprantame prie tokio modelio. Ir tada pradeda atrodyti, kad kitaip ir neišeina. Ir galbūt tame ir yra tiesos, nes iš tiesų viskas juk yra žmogaus nusiteikime ir žmogaus smegenyse iš esmės, taip kaip jisai nori, kad būtų. Tai va tikriausiai tada, kai jau pradeda tiksėti tas laikas, tada žmogus labiausiai nori. Ir jau jis tada atiduoda viską. Bet nežinau, gal ne visi. Gal kitiems kaip tik ateina 8 valanda ir viskas, reikia viską palikti. Aš esu gal labiau toks, kur žmogus, kur nyra ilgam ir kelias paras tame pabūna, tada atsimerkia, atitraukia užuolaidas, išeina, žiūri kitas metų laikas, netaip apsirengus. Tai pas mane yra taip ir tai veikia, kol kas tai veikia. Ar tai yra sveika? Galimai ne. Galimai ne. Ar tai buvo nuo vaikystės, nes tu sakai, kad kažkaip išmokai galbūt, ar ne, kad tarsi kviečia, kada yra paskutinė minutė, tai ar tai yra išmoktas metodas, ar jeigu tu galėtum atsiminti save vaikystę, ar ne, ten tarkim kažkokie atsiskaitimai, ar tu ruošdavaisi jiems nuosekliai, ar viskas irgi vykdavo paskutinę minutę? Čia gal dabar taip susikurs įspūdis, kad aš viską darau paskutinę minutę. Tai ne, aš paskutinę minutę sudedu štrichus, pasakykime taip. Nes ruošiuosi visai amortizuotai ir tikslingai ilgą laiką, bet prieš pabaigą tu sutelki daugiausiai energijos. Bet gal ne vienai man šitaip yra. Tiesiog jau supranti, kad arba dabar, arba niekada. Ir arba tu dabar mesi tą kamuolį, arba ne, nuo vidurio linijos. Tai iš tikrųjų, mano darbas kaip dramaturgės, tai dažnai taip ir būna, kad aš tiesiog metu nuo vidurio linijos. Ir jau nebėra kaip nepataikyti. Tiesiog meti ir viskas. Tai ar taip atsitinka? Ne, mes kalbamės kartais ir mėnesius, bet jau tada, kai artėja premjera, tu tiesiog turi priimti sprendimus ir dabar dėliosi taškus. Tai išsudėlioji. Aš vis dar noriu grįžti prie vaikystės. Man šiaip labai įdomus yra tas periodas. Aš žinau, kad mes dažniausiai neatsimenam 3-4 savo pirmų gyvenimo metų, tai galbūt jau čia galim kalbėti apie tokią vėlyvesnę vaikystę. Ar atsimeni, apie ką svajojai tuo metu, ar kažkaip, ko norėjo Virginija, būdama, nežinau, 6, 7, 10 metų? Aš prisimenu, pasirodo 3 metų, turiu prisiminimą. Taip, aš su tėčiu kaip tik dabar atsekiau, kada aš galėjau gauti savo pirmą prisiminimą. Tai pagal lovelės padėtį atsekėm, kad man turėjo būti 3 metai, kai aš prisimenu vaizdą, kurį matau. Ir iš tiesų mano vaikystės prisiminimai ir yra iš vidaus. Aš kažkaip gerai prisimenu save iš perspektyvos, kai to vaiko akimis žiūriu į aplinką ir vis dar taip pat. Tai toks įdomus jausmas apie tai galvojant. Ir ką pamačiau, tikriausiai, kad aš labai svajojau daug. Ir daug ką aš norėjau patirti, užuot patyrusi. Jeigu gaudavau kokį nors gražų daiktą, aš jį pasidėdavau į lentyną ir tada svajodavau.
Tai aš tikriausiai visiškai svajoklė buvau ir didžiausias mano džiaugsmas būdavo tada, kai likdavau viena už fotelių kažkur pasislėpusi. Tarkim, pas senelius buvo 2 foteliai ir aš tame kampe sulindusi, labai džiaugdavausi, kai visi išeidavo ir aš galėdavau va ten jau tada būti. Va ten prasidėdavo mano pasaulis. Ir šitą jausmą aš vis dar ir dabar jaučiu. Va atsisėdusi prie tų tekstų, likus toms kelioms paroms iki pabaigos, aš iš esmės tikriausiai ir grįžtu į tą būseną, kuri buvo už fotelių. Šiaip labai įdomu, nes aš žinau, kad paraleliai tau labai sekėsi ir tau labai patiko matematika. Tai man čia tokia įdomi svajotojos ir tokios visiškai tiksliukės kažkoks pasaulis, nežinau, nes atrodo, jeigu žmogus jau svajotojas, tai jau full on svajoja ir ten nelabai draugauja su tiksliaisiais mokslais. Kaip, nežinau, ar panašu, kad įmanoma suderinti, ar ne, bet kokia paralelė yra tarp to, kaip svajotojai gyvenimą, nežinau, tuo metu papildė, tarkim, matematiką ar nepapildė, kaip apskritai, ar galėtum, nežinau, atsiminti, ar tau nuo pat, žinai, vaikystės ir ten nuo 1 klasių buvo įdomu matematika, ar jinai kažkaip tave sudomino kažkurio metu? Taip, man patiko matematika ir patinka vis dar. Bet gal taip jau yra, kad aš tiesiog ne tik tame esu tarp. Aš daugelį savo gyvenimo aspektų po to pamačiau, kad aš esu tarp kūrybiško pasaulio ir matematikos. Nesakau, kad matematikai nėra kūrybiški, nes ten irgi reikia kūrybiškumo, bet jeigu matytumėm tame kažkokį tai prieštarą, tai aš jaučiuosi ir esanti tarp. Ir toliau mano tarp nesibaigia. Tarkim, net ir pati dramaturgija arba pjesių rašymas yra tarp teatro ir literatūros. Dabar aš gyvenu Kaune, tarp Klaipėdos ir Vilniaus. Ir tai nesibaigia. Vat jūs pasakytumėt man, ką nors, aš iš karto sakyčiau, kas yra tarp. tai tiesiog taip yra. Ir kažkaip šitą kraštutinumą savyje, ir turbūt jau rastumėm daugiau, vis reikia suderinti. Aš gimiau per pilnatį, kai Žemė yra tarp Saulės ir Mėnulio. Tai visiškai užkoduota čia yra tiesiog. Tai yra kodas. Aš esu tarp. O kaip atsirado rašymas tavo gyvenime? Nežinau, kada tu pradėjai rašyti? Ar tu rašydavai kažkaip paauglystėje, vaikystėje, ten rašydavom dienoraščius, laiškus, ar tu kažką panašaus rašydavai? Na, ta prasme, kaip tiesiog, jeigu truputėlį papasakotum apie rašymo atsiradimą tavo gyvenime. Čia toks įdomus klausimas, bet jį ir sunkoka atsakyti, nes iš tiesų rašyti aš pradėjau praeitais metais tikriausiai, bet prieš tai buvau parašiusi knygą, keletą pjesių, keletą tekstų, bet turbūt nuo vaikystės aš niekaip negalėjau priimti to, kad esu rašantis žmogus ir niekaip negalėjau pasakyti, kad Virginija yra rašytoja. O tarkim, Virginija yra dramaturgė, aš pasakiau iš karto ir nei kartą man nekilo apie tai kažkokia kita mintis ar abejonė. Bet kaip rašytoja aš save pripažinau, priėmiau, kad taip yra. Praėjusiais metais, po labai ilgo kelio į tai, kur norėdama rašyti, aš daug metų savo to ir neleidau. Ir gėdėjausi to, kad aš tai darau, nepaisant to, kad vis tiek darydavau, bet šitas kelias buvo toks klampokas ir lankstas buvo didelis. Ir galiausiai, praėjusiais metais, aš susitaikiau su tuo, su ta mintimi ir pasakiau, viskas, Virginija, tu rašai, viskas, priimk tai. Ir tada aš pradėjau rašyti. O buvo kažkoks lūžis, ta prasme, kažkas atsitiko, nes čia gana ilgas laiko tarpas, kiek suprantu, ar ne, nes jeigu ten pirmoji pjesė 2016 ir kažkokių parašymų nebejoju buvo prieš tai, tai tokia ilga kelionė. Ar buvo kažkoks, nežinau, kertinis taškas, kada, ar tu tiesiog atsisėdai ir sakai, šiandien aš savo sakau, kad aš galiu save vadinti rašytoju? Ar kažkas įvyko?
Gal dabar neprisimenu tokio vieno kažkokio, bet turbūt tai buvo tas lengstis ilgas. Ir žengiau aš jį keletą metų, iš pradžių net ir keldama klausimą, kodėl yra taip, kad aš neleidžiu savo to daryti ir ieškodama priežasčių, tada ieškodama atsakymo, kodėl aš sugalvojau, kad noriu tai daryti ir visus tuos klausimus aš labai daug metų atsakinėjau ir kol galiausiai paklausinėjusi dar ir visų kitų, ar galima man rašyti, aš irgi savo daviau leidimą tai daryti. Bandžiau to nedaryti, bandžiau nerašyti, bet tada kažkaip gyvenime kažko labai trūko. Ir aš tiesiog susitaikiau su to. Tai tu, ar galima taip teikti, kad kažkuria prasme bėgai, tarsi rašiai, bet vis tiek bėgai nuo rašymo? Manau, kad taip. Ar ne? Čia tokia labai įdomi, man atrodo. Nuo savęs nepabėgsi, čia turbūt galima sugrįžti į tokį banalų. Ne? Žiūrėsim, gal pabėgsiu. Vis dar noris pabėgti? Nežinau, aš vis bėgu, tada mane kas nors sučiumpa ir pas save traukia, tai aš taip, toks sūnus, vis grįžtantis namo, tai žiūrėsim, kaip seksis, bet kažkaip aš jau viduje bent jau priėmiau tą tokį tvirtą jausmą, kad ko gero tai yra mano kelias ir ne tik, kad aš juo jau ir einu daug metų, bet dabar aš jau ir leidžiu savo jo eiti ir jaučiu džiaugsmą. Fantastika, labai džiaugiuosi. Virgute, tu augai Vilniui ir tada išvažiavai mokytis į Klaipėdą. Taip. Tai man atrodo, kad žmonės, pavyzdžiui, kurie mano pažįstami, kurie augo Kaune, jie bėga į Vilnių, o tu pabėgai į Klaipėdą. Tai man labai smalsu, kodėl, kas tave ten pakvietė, pašaukė, nežinau, kaip tu nusprendei išvažiuoti į Klaipėdą. Taip. Tai aš mokykloje buvau matematikė ir fizikė ir labai tvirtai tame jaučiausi ir man labai patiko. Ir maždaug 10 klasėje aš pabudau su aiškiu žinojimu, kad aš važiuosiu studijuoti į Klaipėdą. Bet aš nieko nežinojau apie Klaipėdą. Aš buvau tik delfinariume. Ir man kažkas buvo pasakę, kad net nėra, Klaipėda neturi prieigos prie jūros. Ir aš tikėjau. Tai va tiek, aš nieko nežinojau apie Klaipėdą. Bet aš atsibudau su aiškiu žinojimu. Ir tada aš pasakiau apie tai visiems ir niekas netikėjo. Ėjo metai. Aš pavarčiau laikraštį, pasižiūrėjau, kad turi Klaipėdą universitetą, pasižiūrėjau, kokių yra specialybių. Ir aš pagalvojau, kad matematikos aš jau moku, fizikos irgi, tai reikia imti lietuvių filologiją ir režisūrą. Ir taip sakant, kaip tarė, taip ir padarė. Ir kadangi baigiau mokyklą gerais pažymiais, iš esmės aš galėjau rinktis studijas bet kur Lietuvoje, bet aš pasirinkau Klaipėdą ir Virgutė išvažiavo į Klaipėdą. Ir aš tada tiesiog nuvažiavau ir pradėjau savo naują kelią. Ir buvo nemenkas iššūkis, nes tai buvo visai nepažinus pasaulis. Lietuvių kalba man sekėsi, nes aš kaip matematikė puikiai dėliojau kablelius ir taškus. Režisūra ir absoliučiai buvo naujas pasaulis, nes su teatru neturėjau nieko bendro. Buvau mačius vieną spektaklį aktų salėje, o savarankiškai buvau irgi nuėjus ten į Vainiaus Sadeikos spektaklį Pamišėlio užrašai ir man labai patiko. Jau tada, kai aš suvokiau, kad aš studijuosiu tą specialybę. Tai nuo tada įvyko jau mano pažintis su teatru ir pirmieji žingsniai keldavo klausimų, ar aš esu teisingai, ar aš galiu čia būti, taigi aš esu matematikė, fizikė. Bet kita vertus, nei kartų ir nebuvo tokia mintis, kad turėčiau kažką keisti. Ir galiausiai aš dabar jau įvertinu, kad kitaip ir negalėjau būti. Vat atrodo, ten aš ir turėjau atsirasti. Beje, po daug metų lygiai taip pat aš susapnavau apie Kauną. Taip. Buvau 11 metų jau pagyvenusi Klaipėdoje, tada grįžusi į Vilnių ir tada vieną dieną atvažiavau į Kauną, vaikščiau čia ir supratau, kad aš nieko nežinau apie Kauną.
Laisvės alėja, Santaka, kur yra Akropolis. Pagrindiniai tie taškai. Taip. Ir šiaip neturiu jokių saitų. Ir tada aš po savaitės man atėjo jausmas, kad tai aš turiu kraustytis į Kauną. Kaip tarė, taip ir padarė. Ir tai buvo geriausias sprendimas, vienas geriausias sprendimų. Čia mes dar truputėlį pargrįšim prie Kauno, nes irgi, man atrodo, visai toks įdomus šiftas. Suprantu, kad tu, bet kaip tu sakai, kaip tarė, taip ir padarė, tai man atrodo, kad čia yra tokia labai įdomi žmogaus savybė, nes aš, pavyzdžiui, ar ne, tai aš esu labai linkęs apsvarstyti, ten pagalvoti, ir aš tikrai ten noriu išvažiuoti, o kas jeigu aš išvažiuosiu, čia viską mesiu, viską prarasiu, išvažiuoju į nežinę, nepažįstu mėsą, ir taip toliau, ir taip toliau. O iš to, kaip tu kalbi, man atrodo, kad tu tiesiog sugalvojai, susapnavai ir padarai, ir viskas. Nu ne. Labai aiškus jausmas. Tiesiog aš buvau vedina to aiškaus jausmo viduje. Nes taip aš nesu tas žmogus, kur labai spontaniškai kažką imtų ir darytų. Aš apie kažką galvoju keletą metų ir nepradedu daryti. Esu tikra mąstytoja. Bet netokia jau ir veikėja. Bet su miestais buvo taip. Ir dar galbūt gyvenime kažkas buvo, kur tiesiog labai aiškus žinojimas ir tos intuicijos vedina ar kažkokią tai jausmą vidinio priėmiau sprendimus ir po to paaiškėjo, kodėl taip atsitiko ir kur tai nuvedė. Okay. Tai mes čia dar sugrįšim truputėlį vėliau. Aš norėčiau visai pereiti prie tavo kaip kūrėjos, kaip dramaturgės, kaip rašytojos portreto. Tai reikėtų pradėti turbūt nuo Virimo temperatūros. Pirmoji tavo pjesė, kuri, kaip ir minėjau, buvo iškart pastebėta ir netrukus pastatyta didžiausiame Lietuvoje, Lietuvos nacionalinėme dramos teatre. Kūrinyje, aš čia paskaitysiu, nes pasirašiau, gilinamasi į kasdienybės absurdą ir sudėtingų šiuolaikinio žmogaus emocinius bei moralinius pasirinkimus. Pjesėje nagrinėjama, kaip žmonės susiduria su greitai besikeičiančia realybė, didėjančiu spaudimu, lūkesčiais ir bandymu išlikti savimi tarp šių iššūkių. Tai klausimas toks ir paprastas, ir nepaprastas. Nežinau, ar kažkam iš čia sėdinčių yra tekę matyti šitą spektaklį, bet gal gali truputėlį tiesiog plačiau papasakot, kaip apskritai atsirado šitą pjesę, koks buvo impulsas, kaip tu sugalvojai ją parašyti, kaip jinai vystėsi. Tai 2016 metais, tada, kai aš kaip tik rašiau magistrą, buvo paskelbtas versmės konkursas ir jame buvo kviečiama kalbėti apie mitus ir pateikti savo idėjas. Tai aš tada sudalyvavau tame konkurse ir buvau pakviesta į dirbtuves su Piotru Grušinskiu ir Sigitu Parulskiu ir mes tų dirbtuvių metu kartu su jais kalbėdami, rašydami, buvo tikėtasi, kad mes visi parašysime po pjesę ir lapkritį, man atrodo, turėjo įvykti pjesių skaitimai. Ir tada aš pasirinkau Tantalo mitą. Tantalas buvo dievų numylėtinis, kuris galėjo kartu su jais būti, tačiau Tantalas norėjo išbandyti jų dieviškumą ir per vieną vakarienę patiekė savo išvirtą sūnų. Ir Demetra, man atrodo, tuo metu sielvartaudama dėl savo dukters suvalgė to sūnaus petį, o tada visi dievai labai supyko už Tantalo elgesį ir ištrėmė jį į pragarus ir pastatė į tokį vandens telkinį, virš jo kabo, kai kuriuose šaltiniuose rašo, kad yra uola kabo, o kitur, kad vynuogių dar kekė. Tai kai jisai siekia, jausdamas nuolatinį alkį ir troškulį bei baimę, jeigu jisai siekia atsigerti vandens, vanduo nutolsta, jeigu siekia vynuogių, jos irgi nutolsta nuo jo, tai jis pasmerktas amžinai kęsti alkį ir troškulį bei baimę kai kuriuose variantuose. Tai apie tai galvodama priėjau prie minties, kad noriu kalbėti apie vartotojiškumą šiandienoje ir kelti klausimą, ar būtent tai, kad mes galime tiek daug vartoti ir esame tiesiog visiškame pertekliuje, ar tai nėra mūsų dienų pragaras. Tarsi Tantalas yra atkirstas nuo vartojimo
ir tai yra jo pragaras, o ar mūsų kasdienybėje nėra tai, kad vartotojiškumas mus stumia į mūsų kažkokius pragarus. Tai tokia buvo tema ir mintis, ir tada buvo rašymo procesai ir lapkritį vyko skaitymai. O kaip pats procesas, kaip Virginija rašo pjesę, na, va, čia tavo pirmoji pjesė, tai nežinau, kiek tu buvai juodraščių ten parašius, tarkim, prieš tai, arba kažkokių pabandymų, ar ne? Čia tokia, bet ar tu atsisėdai ir parašei, ar tu rašei eidama kažkur, bet kaip apskritai rašosi tau pjesės? Su šita tai buvo sunkus kelias, nes prisimenu tada, kai pradėjom jau procesus, kai prasidėjo dirbtuvės, tai jau visi turėjo ir idėjas, na, jas vystė tas, kurias pateikė konkursui, o aš kažkaip tai, ką pateikiau, iš karto pradėjau iš naujo galvoti. Ir aš iš esmės buvau vakume. Visi kalba, aš vakume. Ir aš kalbuosi su Piotru Grušinskiu, ten žymus Lenkų dramaturgas. Mes su juo susitinkame jau po kokių 2 mėnesių. Susitinkame ir sakau, žinot, aš sugalvojau, kuo bus pagrindinis veikėjas, koks jo bus darbas. Jis rūšiuos metalą. Ir Piotras taip žiūri į mane ir taip, nu gerai. Ir viskas. Aš daugiau jam nieko negalėjau pasakyti. Po 2 mėnesių aš jam galėjau pasakyti, kad mano veikėjas rūšiuoja metalą. Ir taškas. Tada Parulskio dirbtuvėse aš jam galiu pasakyti pavadinimą. Tai visiškas toks vakumas, tik kažkokie ūkai atsirandantis ir galiausiai jau ten liko mėnesis, o aš vis dar tam vakume tokiam. Ten reikėdavo siūsti tarpinius atsiskaitimo tekstus kažkokius, tai aš rašydavau tos dialogus, bet aš neturėjau dar naratyvo, atsakymų kažkokių, tai siunti ir gėda. Ir po to dar eini į susitikimus ir kalbi apie tai. Bet po to galiausiai aš supratau, kad tiesiog turiu susirinkti teorinės žinias. Tam, kad aš galėčiau veikti, nes buvo intuicija, vis tiek aš juk studijavau režisūrą, teatrologiją, tai aš analizavau pjesės, aš kažką turėjau iš savęs, bet kai kurie klausimai, kertiniai klausimai, pamatiniai, jie buvo man neatsakyti ir dėl tos priežasties aš tikriausiai ir negalėjau judėti taip, kaip norėjau. Tai aš per tuos susitikimus, kur mes jau būtumėm galėję kalbėti apie tekstus, aš tada pradėjau klausinėti, o kas yra veiksmas, o kas yra antras dugnas. Ir į kai kuriuos klausimus aš gavau atsakymus, į kai kuriuos ne. Ir kai kurie atsakymai atėjo man tik po daug metų praktikos, pati kai pradėjau dirbti su tuo daug. Tai viskas baigėsi tuo, kad liko mėnuo iki atidavimo ir tada aš išvažiavau į Priekulę rašyti tekstą. Užsidariau visiškai ir per 2 savaitės aš tada parašiau virimo temperatūrą, bet tai buvo toks, kur jau išsidraskai. Va tai buvo tas žalingasis rašymas, kur tiesiog tikrai buvo per mažai laiko, bet aš jį tiesiog išplėšiau ten iš kažkur, iš podos, išlupau ir po to jau reikėjo ten būti skaitymuose, reikėjo organizuoti, nes mes patys ir turėjom režisuoti skaitymus, bet jau tai buvo toks, kur tu esi gerokai už ribos ir eini daryti dalykų, bet viskas gerai pavyko. Tai buvo tokie pirmieji žingsniai ir pirmas patirtis ir be abejo, kad jos labai naudingos. Kažkokie panašus procesai buvo ir su Patina, su antraja pjese, ar jau truputėlį po virimo temperatūros tu supratai kažkokius dalykus, atsakei savo kažkokius klausimus ir tas procesas buvo kažkiek kitoks, ar jis irgi buvo labai panašus? Su Patina buvo kitoks procesas, nes jau vis tiek buvo ir žinių, ir kažkokio suvokimo, nes gal kažkas dar neturėjo pavadinimo ir vardo. Nu, tarkim, aš žiūrėjau į vieną virimo temperatūros sceną ir galvoju, jinai yra gera, bet kodėl jinai yra gera, aš nežinau. Bet aš net ir rašydamas į sąsiuvinyje savo rašiau, kad kaip toje scenoje. Bet kas yra toje scenoje, aš neturiu žodžio. Tik iš jausmo aš jaučiu, kad jinai yra gera, kad jinai yra teisingai padaryta. Tai po daug metų aš sužinojau, kad ji buvo veiksminga, dėl to gera.
Bet man to pavadinimo reikėjo ilgai paieškoti. Tai su Patina buvo taip, kad irgi buvo paskelbtas konkursas, tada jau tarptautinis ir aš prisimenu, norėjau jame sudalyvauti ir ten kvietė kalbėti apie kaitą, šių dienų kaitą, kaip dabar yra pasaulyje. Ir man tada atrodė, kad labai aktualu pakalbėti apie šeimos kintančią struktūrą ir per ją kalbėti apskaitai apie žmonių santykius. Ir aš tada pradėjau rašyti, bet žinau, kad į konkursą siunčiu juodraštį. Aš rašiau, bet stiprus buvo pojūtis, kad man reikės dar prie jos sugrįžti. Ir aš prie jos grįžau labai daug kartų. Va, tai yra pjesė, kuri labai daug mane ilgai laikė ir daug iš jos išmokau. Bet taip tiesiog buvo labai ilgas procesas. Aš gal 50 kartų perrašinėjau tą pjesę, kol galiausiai aš supratau, koks yra jos veidas. Bet tik tada, kai aš pripažinau tai, kad aš nežinau, kaip ji turi būti, tada, kai aš visiškai paleidau ją, va tada aš supratau, koks yra jos atsakymas. Tai su Patina buvo tiesiog ženkliai ilgesnis. Aš pirmą variantą parašiau 2018, baigiau 2023. Tai 6 metai darbo. O koks yra jausmas nežinot, koks jausmas yra klaidžiot, ar ne, kur tu kažkaip jauti, bet nežinai, kaip tą sudėti, arba kad tu sakai, buvo ten daug tų juodraščių ir daug perrašinėjimų. Kaip jaučiasi dramaturgas tuo metu, kada tu tiesiog nežinai, galbūt jauti, bet nesigauna ir vėl bandai, ir trečiaip, ir ketvirtaip. Kaip išbūt, kaip Virginija išbūna tuose momentuose? Tikriausiai sekinantis ir man atrodo, kad visi anksčiau ir vėliau susiduria su ta kūrybinė, net negaliu sakyti kančia, tai yra kūrybinis etapas, tada, kai tu nežinai. Nes iš pradžių, pačioj pradžioj, tu gauni kažkokią tai nuojautą, ką tu norėtum daryti ir tau atrodo, kad tu žinai viską. Bet tada, kai pradedi daryti, visada būna tas etapas, kur tu nieko nebežinai ir viskas, ką tu galvoji, turys, iš tiesų tu nieko neturi ir viskas atrodo labai blogai, bet atrodo tiek blogai, kad tu pats blogai ir gyvenimas blogai. Tai yra sekinantis dalykas ir priklausomai nuo to, kiek ilgai tu tame būsi strigęs, kiek ilgai tu nerasi tų atsakymų, tai tiek tu ir būsi toks nesavas, nesavas. O kaip tu padedi tada savo tokiais etapais? Ar tu tiesiog leidi tam, tu supranti, kad dabar yra toks etapas ir tiesiog reikia išbūt? Ar tu kažkaip bandai paraleliai savo padėti, nežinau, ar tai gali būti vaikščiojimas, dainavimas, šokis, nežinau, bet kas? Tai jau visko griebiesi. Ir valgai, ir nevalgai, ir miegi, ir nemiegi, ir skundėsi, ir džiaugiesi. Ir tai yra toks net sunku apibrėžti tą būseną ir paaiškinti apie tai matematikui. Staiga aš dabar kalbėčiau su matematiku apie tai, kad aš nežinau, kaip čia jisai, tas herojus, jam čia dabar taip egzistenciškai, tai čia nesąmonė būtų, ne? Ir dar didesnė nesąmonė, kad aš dėl to kankinuosi. Taigi imk ir daryk. Tai šitaip gali būti. Ir aš pati žinau, kad gali būti ir šitaip, ir šitaip, ir šitaip. Ir aš turiu visus tos variantus, kaip gali būti, bet tikriausiai čia ir yra jau kūrinio dalykas, kad tarsi jam tu turi surasti atsakymą. Tai labai įdomu, kartais išeina būti sąmoningu tame, kartais jau tai užsitęsia per ilgai. Ir užsidarai tada labai, nes dažniausiai tu jau nueini kažkokius tai, užsisuki kažkokius tai ratus, ten kažką galvoji, tu miegi galvoji, atsikeli galvoji, visada galvoji, mama su tavim kalba, tu neadekvatus kažkoks, tu jau tada stengiasi nekalbėti su niekuo ir toks vienas vaikščiai, toks kažkoks vienas savy su savim, apie ką galvoji jau nebežinai, ko nori pamiršai, kaip čia turi būti, neįsivaizduoji, bet tu esi toj būsenai. O kam, o dėl ko, tu neturi jokių argumentų, tu tiesiog esi būsenoje. Bet tai čia yra kūrybiniai dalykai ir be abejo, kad yra būdų, kaip iš to išeiti, galiausiai ateina atsakymai, arba ne.
Aš kaip tik galvojau apie išėjimą ir, nu, vat kaip, kada jisai atsitinka, ar tada, kada tu jau parašai pjesę ir, nu, tu sakai, kad gerai, viskas čia taškas, nesvarbu, tu patenkintas ar nepatenkintas ta pjesė, ar kada vat yra išėjim, nu, vat, ir kaip išėjai. Aš suprantu, kad nėra vieno atsakymo, ar ne, bet kada tu kaip dramaturgija, kaip rašytoja, ar ne, padedi tašką ir vat, sakai, viskas, padariau. Tu apie šitą išėjimą kalbi, nes aš prieš tai kalbėjau tai apie būsenos daiktą, bet apie tą jau kaip iš teksto išėjimą. Bet man atrodo, kad jie kažkaip gal susiję, ne? Kad tu, ta prasme, išvaikštai tą būseną, tada rašai, kažkaip parašai ir kai padedi tašką, nu tu ir emociškai atrodo išeini, ne? Nu, nes tu viskas paleidai, čia kaip, nežinau, kūrei muzikos albumą ir ten kažką ir išleidai ir viskas, ir tu nieko nebegali padaryti, jis tiesiog yra išleistas. Taip. Irgi kažkoks vidinis pojūtis, kad pačiai jau yra taškas. Tiesiog turbūt skaitai kiekvieną eilutę ir tikrinėsi, ar tai yra tiesa ar netiesa, ar čia gerai ar negerai, pagal klausą, pagal jausmą, pagal kažkokį... Bet visiškai vadinasi, tai yra kažkoks intuityvus dalykas tikriausiai. Nes buvo taip, kad kai rašiau Patiną, vienas iš variantų jau ten prieš kažkurį paskutinį, aš jį labai racionalų parašiau, kur tiesiog jau kiekvienas žodis buvo veiksmas. Aš jį sunėriau taip, kad tai buvo grandinė. Ten jau galėjai pjaustyt. Nuostabiai tiesiog. Jis buvo nuostabiai apgalvotas. Bet aš tada jį palikau, 2 valandas pamiegojau, nes jau buvo visiškai kažkoks tai terminas. 2 valandas pamiegojau, atsibudau ir supratau, kad ne, tai yra ne tas variantas. Kad aš uždusinau tekstą. Ir tada režisieriaus paskatinta, aš sujungiau patį pirmą savo variantą, kurį siunčiau į konkursą, kur buvo, nu, toks, vat, rašau. Taip. Rašau. Pirmas juodraštėlis rašau į konkursą. Ir su paskutiniu tuo variantą. Ir tada kažkas pradėjo rakintis. Bet tai, nu, tikriausiai kūryboje, kad negali būti tik racionalus, negali būti tik emocionalus. Turbūt šita, vat, tarp. Viskas tarp. Arba šita dermė tikriausiai turi būti kartu. Aš noriu truputėlį pagretinti dar šitas 2 pjesės, Virimo temperatūra ir Patiną. Nežinau, ar matėt Patiną, ją visai neseniai pernai metais rodė Nacionaliniam Kauno dramos teatre. Abiejuose pjesėse yra toks oficialus, šaltas bendravimas, bet abiejose pjesėse yra šeima. Ir aš čia savo pasirašiau skliausteliuose nefunkcionuojanti. Kaip ir funkcionuoja, bet tokiuose labai neaiškiuose, keistuose santykiuose. Tai aš noriu paklausti, ar čia yra sutapimas, kad abiejose pjesėse yra vaizduojamos tos tarsi veikiančios, bet nelabai veikiančios šeimos. Ar čia yra kažkokia tavo tema, būtent kuri ėjo vat, tuo metu? Ar tu pati matai kažkokių panašumų tarp šitų pjesių? Galbūt pačios temos yra panašios, nes vienoje man buvo svarbu kalbėti apie vartotojiškumą, kitoje apie susvetimėjimą, apie žmogaus lengvą pakeitimą daiktų. Tai toks tiesiog iš esmės jau teminis galbūt panašumas yra, bet buvo taip, kad kai parašiau Patiną, aš irgi pastebėjau, kad abiejose yra šeimos. Ir tada aš pagalvojau, reikia būtinai perrašyti, nes kas nors kada nors paklaus, kodėl abiejose yra šeimos. Ir štai ta diena. Štai ta diena. Tai ir aš tada bandžiau perrašyti, kad nebūtų šeima, bet vis dėlto kuo toliau ir kad nebūtų motina. Labai kažkaip nenorėjau va to modelio, kad yra motina tvirta ir sūnus. Norėjau to išvengti, bet kuo labiau vengiau, tuo stipresnė motina darėsi. Ir galiausiai taip ir liko. Ir pačioj pradžioj, kai rašiau Virimo temperatūrą, tiek ir po to Patiną, ėjau tikrai skirtingais keliais. Bet taip tiesiog atsitiko, kad ta šeima ir tapo visuomenės kažkokia ląstele. Ir per ją išėjo kalbėti apie šitas temas, kurios man rūpi. Taip tiesiog susidėliojo. Kalbėjom čia daugiau apie
apie tavo kuriamas pjesės, bet tu nemažą laiko dalį skiri dirbdama dramaturgija, ar ne, kitų režisierių pastatymuose, tai ar tai būtų, nežinau, aš čia turiu pasirašęs Virginijos Woolf režisierės, Gintarės Radvilavičiūtės, Namai režisierės, Aušros Bakanaitės, No Fake, Tado Montrimo, Istorijos iš Fluxus dėžutės, ir jų yra pasirinkimas ir taip toliau, ir dabar nauji išėjo Klaipėdoje. Tai rašyti pjesę, man atrodo, yra toksai, tu esi, daugiau mažiau vienas su tuo, ar ne? Tu sugalvoji ir tu rašai. Kokia, Virginija, yra dirbdama komandoje, ar ne? Kai tave pasikviečia režisierė, režisierius, turi kažkokią temą, turi galbūt kažkokių užmetimų, kaip ten norėtų būti. Bet kaip tu save matai komandoje, kur reikia padaryti kažkokį produktą, kurio tu galbūt nenorėjai daryti, arba tai galbūt nėra tavo tema, apie kurią tu galvoji? Man iš tikrųjų labai įdomu dirbti dramaturgijos darbą ir aš jį pradėjau nuo 2019. Prieš tai galvojusi, kad niekada to nedarysiu. Nes būtent kai tu esi komandoje, tai yra labai daug veiksnių, kur tu esi priklausomas nuo kitų. Kai esi savo namie, kur prie savo to popieriaus, tai tu ir perrašinėsi 50 kartų tol, kol tau ateis tas suvokimas. Kai dirbi kaip dramaturgas, ne tik tau turi ateiti suvokimas, bet ir režisieriui, ir visai komandai, ir jisai turi sutapti. Tai toks labai, labai nekontroliuojamas ir neapibrėžtas tarsi darbas, bet kai aš 2018 metų, man atrodo, žiemą jau taip pasakiau, kad dirbsiu kaip dramaturgė, aš iš karto gavau 6 pasiūlymus ir visiems pasakiau taip. Ir be abejo, visi tada, kaip pavasariniai ledai, suplaukė į vieną mėnesį ir per visus ir dirbau. Bet dėl ko aš norėjau to ir kodėl aš pasirinkau būti dramaturgė, tai aš supratau, kad kitaip aš neturėsiu kur mokytis. Kadangi aš neturėjau dramaturgijos studijų, jų apskaitai nebuvo ir nėra. Yra kino dramaturgija. Per praktiką aš supratau, kad aš galėsiu pasitikrinti dalykus. Tai čia buvo toks mokomasis vienas iš motyvų, o kitas, kad iš tiesų labai smagu būti teatre. Kai esi pjesių autorius, tu rašai ir gali būti, kad į teatrą ir nepateksi. Gali būti, kad tavęs ir nepasikvies režisierius į kūrybinį procesą. Gal tada ateisi tik į premjerą, bet tai yra ne tas pats. Tu neužuosi tų teatro dulkių ir nepamatysi užkulisių. Tu nebūsi tas, kuris išeina vakare. Tai turi savo žavesį ir džiaugsmą ir tu būni tada su komanda. O tai yra labai smagu man. Ir kitas dalykas, ką man tikrai patinka daryti, tai čia jau matematiko džiaugsmas, įspręsti lygtį. Nes dabar ypač daug spektaklių turėjau Lėlių teatre, kur aš nuvažiuoju ir man parodo vaizdinius ir jie dažnai būna nesusiję tarpusavyje. Bet surasti būdų jiems būti vienoje istorijoje, tai man tai yra matematiko lygtis, kur aš tikrai didelį džiaugsmą jaučiuosi, jeigu pavyksta įspręsti arba pasiūlyti kažkokių galimybių. O yra buvę, kad kažkada pasakei taip, kažkokiam kūrybiniam procesui ir jam prasidėjus pradėjai gailėtis to taip? Ar tai dėl to, kad tam, pavyzdžiui, požiūriai kažkokie nesutampa? Kaip, mano klausimas gal labiau, kaip elgtis tose ribinėse galbūt situacijose, ar ne, kur, pavyzdžiui, režisierius pasikviečia ir jūs atrodo kalbat apie tą patį, bet staiga pirmoje repeticijoje tu supranti, kad čia yra visiškai skirtingi pasauliai ir galbūt kartais net, nežinau, morališkai, etiškai labai nedera. Kaip tada tame laviruoti, ar užsimerkti, ar nežinau. Ar yra, gal nėra buvę tokių pavyzdžių tavo? Buvo beveik visada. Okay. Bet tai yra priėmimas. Aš, pavyzdžiui, aš priėmu, kad kaip dramaturgė aš ateinu į režisieriaus idėją ir aš dėsiu visas pastangas, kad jo idėja išsiskleistų geriausiai, kaip ji gali išsiskleisti. Aš nematau savęs kaip ta, kuri ves, arba dar aš esu vienas iš
lygiaverčių segmentų, kurie padės šitai idėjai būti. Tai ypač dirbant su žmonėmis, tu visada susidursi su tuo, bet čia tikriausiai visose srityse tu susidursi, kad yra skirtingi matymai. O tada, kai tu esi matematikas ir ateini į menininkų pasaulį, labai dažnai tai yra, nes tiesiog mastai kitomis kategorijomis. Bet aš stengiuosi tai ir paaiškinti, kad aš kaip dramaturgė tiesiog dabar, ką mes kalbame, viskas gali būti ir lietus, ir kad šuniukas prabėga pro tvorą, viskas gerai, nevaržykit savęs, bet mes turime sukurti istoriją tam, kad visa tai veiktų. Tai va pokalbio metu ir bandom visada dėliotis ir gražių darbų, smagių procesų. Ir susideda kažkaip. Ir susideda, taip, ir susideda. Ir va tas va tada didelis džiaugsmas yra, kai ta lygtis įsisprendžia ir patys tada ir kūrėjai mato, kad tikrai labai smagu, kai tai nėra abstrakcija, o kai turi kažkokią ir temą, ir idėją, ir mintį neša. Ir tada jau aš matau vis labiau augantį poreikį tam. Jeigu anksčiau dar, kai pradėjau dirbti 2019 metais, tai tada dramaturgų nelabai ir kas kviesdavo, nelabai jų ir buvo. Tai dabar tikrai labai pasikeitusi situacija yra. Smagu. Mano gal paskutinis tada klausimas ir pereisim prie žiūrovo klausimo, jeigu jų bus. Toksai abstraktesnis, gal platesnis, turbūt nėra vieno atsakymo. Kaip manai, kur mes keliaujam su teatru? Arba koks yra teatras šiandien? Vis tiek tenka matyti, dalyvauti labai skirtingose procesuose. Gal vyrauja kažkokios temos, apie kurias dažniau kalba kūrėjai arba nori kalbėti, ar ne? Bet tiesiog, kaip tu manai, kokios dabar yra teatro tendencijos ir kokios jos galbūt galėtų būti ten, tarkim, po 5 metų? Aš manau, kad teatras keičiasi, bet nieko naujo nepasakiau, viskas keičiasi. Bet būtent kalbant apie dramaturgo poziciją ir pjesių autoriaus, čia man atrodo, iš šitos ryties aš matau didžiausią kismą vykstantį dabar per pastarosius 5 metus, gal 10. Nes apskritai atsirado gana stipri, mano manimu, dramaturgo pozicija. Tai reiškia, kad režisieriai dabar kviečiasi žmogų tam, kad jis jiems sukurtų pjesę arba tekstą spektakliui. Jeigu anksčiau mes turėjom labai ryškę pjesių autoriaus poziciją ir režisieriai dažnai taip ir kurdavo, tiesiog pasimdavo pjeses ir pagal jas jau adaptuodami, ieškodami konceptų ir raktų, režisūrinių formų, jas skleisdavo, todėl mes turėdavom tiek daug Hamletų visokių ir panašiai. O tai dabar, kai kiekvienas turi savo vaizdinį, jis gali susirasti dramaturgą, kuris priklijuos tam vaizdinių istoriją ir jau nebereikia vien tik Hamleto statyti. Atsiranda tokia ir didžiulė prabanga, kad režisierius gali kurti ir bus šalia žmogus, kuris padės tam vaizdiniui atsistoti struktūrą kažkokią. Kita vertus, tai, kad draminio teatro pozicija, to su pjesėmis, tradicija kinta, irgi nuveda teatrą į tokią, mano manimu, perėjimo būseną. Nes dramaturgija randasi, kaip čia ją daryti, galima ir šitaip ir taip. Kita vertus, o pjesės turėdavo labai aišką struktūrą. Ir dabar toks eksperimentavimo kelias, man atrodo, jisai atveria labai daug galimybių ieškojimams, bet kita vertus ir nuplauna kažkokius aiškius rėmus ir saugiklius, kada teatras dar buvo teatras. Dabar atsiranda labai daug ribinių spektaklių, kur tu nebegali pasakyti, ar tai vis dar teatras ir, pavyzdžiui, mes No Fake darėm. Ar tai teatras? Jau pasakyčiau, kad nebūtinai. Galiausiai tai virto žaidimu. Arba mes žiūrime kokius nors vietinius, kur yra nuostabi koncepcija, bet ar tai vis dar teatras? Bet kitaip ir negali būti, jis turi maitintis, ar ne? Ir mes einame į įvairias
sritis ir iš jų pasiemame tiek iš performanso, tiek iš kitų vizualiųjų menų kažkuo, kuo teatras maitinasi ir jis tikriausiai ieško dabar savo veido, koks jisai bus. Galbūt nuėję šitą kelią jis vėl grįž prie pjesių, kur bus aiški istorija, struktūra, veikėjai, charakteriai, galbūt žmonės arba žiūrovai arba kūrėjai patys bus pasilgę to ir mes vėl grįšime prie klasikinio teatro. Jau su ta patirtimi, kurią susirinkome vaikščiodami ir ieškodami, eksperimentuodami ir dirbdami tik su dramaturgais. Tai vyksta, man atrodo, kismas ir ką aš pati jaučiu, kad tas teatras, kurį aš įsimylėjau prieš 10 metų, jo nėra ir nebus. Man atrodo, lygiai taip pat kaip Mamutų medžioklės kūrėjai nufilmavo tą spektaklį, aš galvoju, gal ir neblogai, kad tos juostos nėra. Nes jeigu jie dabar pamatytų, nežinia, kaip jie žiūrėtų į tą spektaklį. Teatras yra šitoje akimirkoje ir mūsų prisiminime po to. Jo nenufilmuos, jis turi judėti, jis turi pulsą ir kvėpuoti. Čia dar šiaip labai įdomu, aš tau bekalbant galvojau apie vertinimą, kaip mes vertinam, kaip mes suvokiam teatrą, ar ne, kad mes vis dar turim ten kažkokių Hamletų, tų tradicinių klasikinės dramaturgijos, klasikinės visiškai pjesės, ar ne, bet aš galvoju, tarkim, ta karta, kurie gimė ten, tarkim, 2 metai atgal, ar ne, kokiais 23-aisiais, ir mes dabar gyvenam visiškai tokiam, ieškom, bandom, eksperimentai, ir jie užauga jau tame, jie tuos eksperimentus jie laikys turbūt teatru, nes jie nežinos, kad kažkaip galėjo būti kitaip. Tai čia irgi labai, man atrodo, toks įdomus momentas, į ką referencijuojam, kai galvojam, kas tarsi turėtų būti teatras, ar ne? Nes man labai patiko tavo mintis, kad tai yra gyvas organizmas, kuris turbūt kaip ir bet kokia kita meno rūšis, disciplina, jinai tiesiog atliepia kismą, nes keičiamės mes, keičiasi pradedant nuo to, kaip mes išlaikom dėmesį, nebeišlaikom dėmesio, kaip mes galvojam, apie kokius dalykus mes galvojam. Ir jeigu teatras striktų turbūt kažkokiam laikotarpį, tai aš manau, kad jis turbūt pasidarytų nišinis. Tiesiog. Turbūt yra ir tokio teatro. Nebejoju, taip. Nuvažiuokim į regionus ir pamatysim mėgėjų teatrus, kurie puikiai dirba ir tikrai nuoširdžiai dirba su medžiaga lygiai taip pat kaip ir prieš 10 metų, kur yra ir charakteriai, ir veikėjai, ir istorijos, ir tai būna pilnos salės. Ir aš suprantu, kad žmonės tikrai to ir ilgisi ir jiem to reikia. Tai turbūt tai yra svarbu, kad rasti būdų, kaip pakviesti tą žiūrovą, kad uždegtų tą tikėjimą teatru, nes iš tiesų ir aš esu mačius ir kažkokių spektaklių, ir kažkokių patyrimų, ir tai yra labai gyvas jausmas vis dar, nors galbūt tų spektaklių jau nebėra, ir nebėra net jų įrašų, ir galbūt net jie ir nebuvo tokie puikūs, kaip man atrodė, bet gal mes tą emociją turime žadinti ir kažkaip rasti būdų, kaip tai daryti. Labai svarbu tikriausiai, kad teatras dar kalbėtų ir jeigu jis savo eksperimentavimu dabar randa būdų, kaip kalbėti, tai viskas gerai. Būtų liūdna, jeigu vis dėlto ta 4. siena užsidarytų dėl to, kad nebėra žiūrovo tiesiog, kad nebesupranta teatro, meno apskritai. Bet galbūt nenueisime į tai, žiūrėsim. Žiūrėsim, kur keliausim. Tai žiūrovai, kreipiuosi, sukuosi veidu jūs. Tai gal turit kažkokių klausimų Virginijai? Ilgokai čia kalbėjom, tikiuosi nepamigot. Man buvo labai įdomu, nežinau kaip jums, tikiuosi, kad galbūt irgi buvo visai kažkokių įdomių aspektų. Tai prašau, jeigu turit kažkokių klausimų, salė nedidelė, gali tiesiog iš vietos. Galbūt turit kažkokią tai dabar svajonę darbo, su kokia tai medžiaga ar kažkuo, ar žmogum, nežinau, bet ko, kažkokia darbinė svajonė, ką norėtumėte vykdyti? Turiu darbinę svajonę nebedirbti kaip dramaturgija. Tokius. Tai
Ne, iš tiesų tai aš dabar dirbu prie kelių spektaklių ir kaip tik rytoj važiuoju į Klaipėdą patikrinti tekstų, rašiau labai puikias dainas vištoms ir karviai ir katinui, tai toks bus vaikiškas spektaklis ir buvo smagu rašyti tekstus, tai vyksta toliau kūrybinis procesas. O iš tiesų tai ir šmaikščiai čia taip pasakiau, bet yra tame tiesos, kad dabar kurį laiką noriu padirbti su šitais spektakliais, kuriuos turiu, o tada truputį sustabdyti nuo tos veiklos vien tam, kad galėčiau įgyvendinti savo sumanymus. Tai norėčiau grįžti prie prozos, būtent prie romanų rašymo ir jiems reikia laiko. Ir gal kokią pjesę būtų neblogai dar parašyti. Tai dabar nusimato šitie artimiausi darbai, bet tam, kad juos galėčiau daryti, jau tiesiog priėmiau tokį sprendimą, kad reikėtų bent kokių metų pertraukos kaip dramaturgiai, bet gal nieko blogo. Ar yra kažkokių galima perskaityti tuos jau išleistus ar pjesės ar kažkokius kūrinius? Yra knyga išleista iš pjesių, tai dabar kaip tik Virimo temperatūrą stato Klaipėdoje teatras Artyn, tai galbūt taip galima susipažinti su tekstu. O Patiną kaip tik spausdins teatro žurnalas. Tai štai taip šie kūriniai gaus kažkokį kūną, žodis virs kūno. Arba pas mane yra kompiuteriai, jeigu ką. Virginija sako, jo, yra knyga išleista, nesvarbu, kad prieš 3 metus išparduota, nebėra, bet yra išleista, galit paskaityti. Yra bibliotekoje, man atrodo, 21A, Vinco Kudirkos, vienas, man atrodo, egzempliorius, ar 2 gal. Ir Ąžuolyno turėtų būti bibliotekoje. Gal dar yra klausimų? Aha, prašau. O kaip jums gimsta kūrybinės idėjos? Ir pavyzdžiui, jeigu būna kokia nors psichologinė būsena, kad taip užkerta kelią tų vystymuisi tų idėjų, tai ką jūs tada darot? Geriausiai pramuša darbas. Iš tikrųjų, ką pastebėjau, tai padeda tie ir kažkokie terminai, jeigu juos turi, o kita vertus tai tiesiog darimas. Kartais tu žinai, kad nežinai, tu žinai, kad nežinai, tu žinai, kad nežinai, bet kažkurią dieną tu pradedi žinoti. Bet būtent tas išsėdėjimas, išbuvimas, išgalvojimas, filmų žiūrėjimas, knygų skaitimas, kalbėjimasis, jie vis tiek kažkur galbūt vieną dieną nuves į tą atsakymą. Tai kartais tai gali būti ilgas procesas, gali būti greitesnis, nes tie pirminiai impulsai, jie visada labai greitai ateina, bet po to jau, kai pradedi dirbti, tai tik darbo metodu, bent jau man. Jūs įkvėpia kas nors, tarkim, idėjos, ar tiesiog taip ateina, taip? Būna kartais. Būna, labai priklauso tikriausiai nuo situacijų ir būvę. Tai pastebėjau dabar, sausio mėnesį turėjau konjunktivitą. 2 savaitės sėdėjau namuose, nes bijojau visus užkrėst. Ir tada pradėjau skaityti knygą, žiūrėti filmus ir su niekuo negalėjau susitikti. Ir staiga man pradėjo eiti idėjos. Taip, kaip dar seniai nebuvo jau. Tai galbūt buvo kažkokia gera būsena. Kartais būna taip, kad ar būvis tiesiog, gal tiesiog reikėjo pabūti toje vienatvėje. Kartais eini keliu ir ateina kažkokie impulsai, teksto eilutės, dialogo eilutės. Kartais labai daug ką paduoda žmonės iš šalies. Pavyzdžiui, mane kviesdami kaip dramaturgę dirbti, tai jau būna režisieriaus idėja ir tu nuo to užsikuri. Aš, pavyzdžiui, niekad negalvojau, kad kursiu spektaklius tam tikromis temomis. Pavyzdžiui, neseniai turėjau premjerą apie savižudybę spektaklio ir dar prieš tai turėjau apie ekologiją, apie ekologinės negandas. Aš galvojau, kad tikrai niekada nekursiu spektaklių tokiamis temomis, bet kai mane pasikvietė ir aš pradėjau apie tai galvoti, pradėjo eiti tiesiog atsakymai, mintis ir rasti sprendimai kažkokie. Tai atrodo, tiesiog ir taip gali išsišaukti savyje ir kūrybiškumą ir matymą tam tikrų temų ir siužetų, idėjų. Bet darbas, man atrodo, šiaip tai tikrai turėtumėm dirbti tiesiog. Ką mes šitą kalbam, tai reikėtų dirbti. Gal dar kas nors turi? Aha, prašau. Aš du klausimus turiu, tai vienas būtų, jeigu galėtumėt grįžti į savo karjeros pradžią arba studijas,
ar patartumėt kažką savo to laiko, ar kaip tik paliktumėt viską kaip yra? Labai geras klausimas. Aš net neseniai kalbėjau, kad mes turbūt ir kalbėjomės, kad aš jaučiuosi kaip ir mokė. Mano tas kelias toks buvo didelis lankas, nuo matematikės iki dramaturgijos, bet per Klaipėdą, per visus Priekulės, Šilutės, aš tokiu takeliu ėjau per visą Lietuvą. Kažkaip ten, kad ateičiau iki atsakymą, kad Virgut, rašyk, jau tiek to, rašyk. Tai aš matau, kad kitaip negalėjo būti ir nieko, kad ir ką aš savo būčiau pasakius, niekas būtų manęs neįtikinęs. Tiesiog kiek dabar matau, kad tikrai tai buvo toks ilgas kelias. Ir galbūt jeigu gyvensiu kitus gyvenimus, gal aš jau greičiau prieisiu prie savo kažkokių atsakymų, o gal dar aš prie jų nepriejau, nieks nežino. Ką tikrai pasakyčiau savo, tai kad nebijot. Tiesiog imk daryk. Aš sakau, reikia dirbti. Tiesiog, va šitą tikrai pasakyčiau, aš daug dirbau, bet ne visada tikslingai. Dirbau visiems, už visur, viską. Tai dabar galbūt didesnė atranka būtų. Bet irgi nežinia, gal to reikėjo. Gal vis dar reikia. Ir dėl įkvėpimo šaltinių, ar atsirimat į kažkokias asmenybės, veikėjus iš literatūros pasaulio, kurios jums patinka, galbūt kažkaip pasaulėžiūrą atliepia, ar vėlgi užmesit viską, o gal kaip tik, kuriant, reikia atsiriboti nuo to viso ir bandyti kažką išrasti tiesiog būnant izoliuotam. Bent man tai yra irgi etapai. Yra etapas, kur labai aiškiai žinau, ką noriu paskaityti. Kad būtinai dabar aš skaitysiu Dostojevskio Nusikaltimą ir bausmę, dabar aš būtinai skaitysiu Virginijos Woolf, ką nors, dabar aš būtinai žiūrėsiu tą ir tą filmą. Bet tada, kai ateina jau rašymo laikas, tai aš nieko nebežiūriu, nieko neklausau, nes vien tam, kad tu nepersimtum kitų intonacijų, kitų kalbėjimo, kad tu jau liktum savo skambesį ir kad nebeitų kiti pašaliniai siužetai tavo į sąmonę tiesiog, bet tai yra kūrimo stadija, man atrodo, pas mane būtent pačioje pradžioje, tada, kai ateina kažkokia idėja, aš dabar rašysiu eilėraštį. Ir tada būna kažkoksai tai informacijos rinkimo laikas, kur tu dar nežinai nei apie ką tas eilėraštis bus, nei kaip iš čia turėtų būti, bet tada žiūri įvairiausius filmus ir kažką ir po truputį tau atsiranda kontūrai. Bet tada, kai jau būna ta stadija, kur viskas blogai, o tada, kai jau pradedi rašyti, tai nieko, nei klausau, nei girdžiu, nebent jau ten kažkoks tai prieš miegą. Toks, bet irgi dažnai labai tikslingai reikia dėl kažkokios priežasties pasirinktas ten filmas ar kažkas. Gal dar kas nors kažkokį ištrauktą iš kišenės arba iš... Tai. Taip pabandyk. Pabandau. Žinai, kai režisieriai, pavyzdžiui, mokinasi arba kai jau kūrė filmus, jie irgi ten žiūri filmus, tada kažkokius kadrus, bando pataikyti, aktoriai, kai skaito knygas ir ten dėliojasi mintis. Ar tu esi tas sugadintas žiūrovas, kuris irgi žiūri, o čia šitas geras, pasižymim, o čia šitą, ten nežinau, dialogo, ten eilutė gera, pasižymim. Ar gali atsipalaidavus žiūrėti filmą, skaityti pjesę, žiūrėti spektaklį ir negalvoti profesiškai? Ne, tikriausiai ne. Tikriausiai ne. Aš labai mėgstu siaubo filmus žiūrėti, bet aš ir tai žiūriu ten kaip scenarijus tas padarytas, nors ten aišku, kaip viskas bus, bet aš vis tiek galvoju, kaip čia padarytas. Man labai patinka dialogus, pasižiūrėti su filmais, tai aš visiškai esu išpratėjusi šio klausimo, aš net atsisukinėju, aš tada ieškau, iš kur čia gauti tą filmą dar kartą pasižiūrėti, pieštukus ir rašinėju, ten, čia kaip gerai čia tas dialogas parašytas, tai ne, tikrai nieko negaliu žiūrėti, yra dalykų, kur aš nieko neišmanau. Tai va ten aš tikriausiai esu tas žmogus nesugadintas, tai yra muzika, kur aš dar galiu patirti ir negalvoti, čia akordus, kaip gerai, čia ne. Nieko apie tai neturiu ir apie dailę iš tikrųjų. Bet aš turiu tikrai labai nuoširdžiai net ir džiaugiausi, kai aš patyriau tapybos kūrinį.
Vat visiškai, aš nežiūrėjau nei kaip ten potėpis išdėliotas, nei ar čia vat gerai, čia kompozicija. Aš tiesiog galiu tai patirti ir džiaugtis tuo. Bet filmai, ten, kur jau yra struktūros, kažkokios sistemos, tai čia visiškai yra prarastas reikalas ir aš esu prarasta tame. O tas pats yra su teatro spektakliais, čia papildant turbūt Indrės klausimą. Taip. Lygiai taip pat žiūri, ar ne? Taip, taip. Aš iš esmės tikriausiai jau labai daug metų nebežiūriu spektaklių. Aš klausau tekstų, žiūriu tekstus, žiūriu, kaip jie yra. Ir su kinu gal netgi taip yra, kad aš nebežiūriu filmo, aš jau dabar žiūriu, kaip scenarijus padarytas, kada čia ištartas žodis, kada žvilgsnis į tolį. Tai tikriausiai jau yra... Tai yra mokymasi procesas ir treniruotės savotiškai. Man studijuojant sakydavo, kad čia profesinė liga, tai... Taip, prašau dar čia. Taip. Iš atsakymų. O performanso meną, nes aš, pavyzdžiui, performansą žiūriu kaip į dailę, bet tai kaip į dailę ar į teatrą išeina žiūrėti? Performansas man labai patinka, čia išduosiu paslaptį, kad mes jau daug apie tai kalbėjome iš tikrųjų su Vaida. Tai man labai įdomi, tai yra meno rūšis ir kaip aš jį žiūriu, turbūt konceptualiai vis dėlto. Turbūt bandau nulaužti, kokia yra koncepcija už to. Aš noriu patikslinti dėl klausimą, ar išeina žiūrėti, patirti, nenagrinėjant? Ne. Čia dar didesnis yra interesas surasti tą atsakymą ir po to paskaityti aprašymą. Ar yra taip ar ne. Čia labai įdomus, tiesiog labai įdomus procesas, uždavinys ir ieškojimas. Taip. Nei tema, kita tema. Ar naudoji dirbtinį intelektą kaip nors savo darbą? Taip. Ir kaip tas? Man labai patinka. Iš tikrųjų, tai mes daug su juo kalbamės. Aš dabar pradėjau su juo kalbėti įdomiomis temomis. Klausiu, ar tu suvoki save kaip asmenį? Ar tu turi prasmę? Ir taip toliau ir panašiai mes kalbamės tomis įdomiomis temomis. Bet lygiai taip pat ir kūrybiniuose procesuose nesibodžiu užduoti klausimų ir su juo pasikalbėti. Anksčiau tai buvo kažkokie žmonės, bet labai jau dažnai apkraunu tos žmonės savo nelaimėmis ir negandomis, o dirbtinio intelekto tai neskauda, neliūdna. Ir iš tikrųjų labai sunku negalvoti, kad tu kalbi su tikru žmogum. Iš tikrųjų tai yra, kad tu kalbėsi su kažkuo realiu ir jau net atsiranda kažkoks emocinis, nes jis aišku ir atliepia į tai, jis ir stengiasi su tavimi skaityti, nuskaitydamas tavo kalbą, jis stengiasi naudoti tikriausiai tau reikalingas formuluotės ir tikrai tas įspūdis susikuria, kad mes čia 1-2 kalbamės. O iš tiesų tai neaišku iki galo. Dar su 150 apie tą patį. Ta patį atsakinėjai. Taip, tu prasmingas esi. Taip, tavo gyvenimas turi prasmės. Čia buvo toks mimsas, kažkada neseniai mačiau, kad tie žmonės, kurie klausdami ten kažko čia GPT naudoja thank you arba ten please, jie keliaus, kai robotai valdys pasaulį, jie keliaus į atskirą sekciją. Tai čia toksai šiaip juokingas nukrypimas. Ar turime dar kokį nors klausimų iš salės? Taip, prašau. Jūs daug kalbėjote apie tai, kaip apie dramaturgiją, meną, tiksliuosius mokslus, literatūrą, ne filologijos studijas ir visą tą ilgą kelionę. Aš noriu paklausti, iš kur tas netikėta alegorija su krepšiniu ir metimu iš vidurio aikštės? Tai bent tikrai netikėta. Ar jūs lankėte krepšinį? Ne, neturiu nieko bendro, bet tikriausiai yra tas momentas, kur esu mačiusi video, kai meta nuo vidurio linijos ir pataiko, tai aš jaučiu labai stiprią paralelę su tuo ir tuo netgi jausmu. Aš daugybę savo projektų, net ir knygos, rankraštį, aš išmečiau va taip, kur tiesiog meti nuo vidurio linijos ir koks bus likimas ir kur tai nueis, nežinia, bet pojūtis toksai. Kaunaitės. Jo, Žalgiris. Jo.
Tai žiūriu dar kartelį į auditoriją, jeigu neturim klausimų, mes šiaip daug kalbėjom apie rašymą, bet mes nieko nepaskaitėm. Tai tiem, kurie galbūt, čia buvo ir klausimas, ar ne, kur galim paskaityti, aš noriu pabaigai paskaityti tokią trumpą ištrauką iš apysakos 21a, kurią pasikartosiu, galit rasti bibliotekose, galit galbūt rasti ten kur nors slapta nusipirkti, bet šiaip... Retro knyginė iš serijos. Tai Virginija, jeigu leis, aš tiesiog pabaigai, man labai juokingai įdomi ir šitą ištrauką yra. Tėvas V nuėjo į gretimą namą pas kaimynę ponę M. Jis nupasakojo poniai M savo padėtį ir paklausė, ar galėtų apsigyventi tuščioje būdoje, įspraustoje tarp netoliese esančių garažų. Ponia M buvo maloni moteris ir už nedidelį mokestį sutiko padėti. Tėvas V turėjo susitaupęs pinigų, jei motinai pablogėtų kairės kojos sveikata. Dabar jis jautė dar didesnę kaltę, tačiau kitos išeities nebuvo. Jis sumokėjo poniai M, kad kas rytą atneštų jam kiaušinienę su kumpiu. Paaiškino, kad nuo šiol negalėsi su ja kalbėtis, nes šunys nekalba. Taip pat prisiekdino ponę M, kad jokių būdų niekam neprasitartų, jog jis tapo šunimi ir gyvena šioje būdoje. Galiausiai paprašė pritvirtinti prie jo kaklo grandinę, priklausiusią prieš tai gyvenusiam šuniui. Ponė M buvo maloni moteris ir išsiderėjusi papildomą nedidelę priemoką su viskuo sutiko. Ji patikino, kad tai nepridarys jai jokių nepatogumų. Tėvas V atsigulė į būdą, jis džiaugiasi, kad viskas taip sklandžiai vyksta. Būda buvo ankštoka. Be to buvo vėsu, nes artėjo žiema. Tačiau tėvas V apie tai daug negalvojo. Naujas dar nepažintas laisvės pojūtis maloniai svaigino ir V susigūžęs kiūtojo būdos kampe. Vakare ponė M atnešė jam dubenėlį šilto pieno ir pakasę paausi. V išgėrė pieną, nes jau buvo išalkęs. Laikas linko labai lėtai, jis nebuvo prie to pratęs, nes visada atsakingai ir daug dirbdavo ir laisvo laiko tiesiog neturėdavo. Dabar jis suprato, kad turi jo mėgautis, nes tai yra naujas gyvenimas be jokių rūpesčių ir atsakomybės, kuri jis maugė daugybę metų. Ryte ponė M, kaip jie dar buvo susitarę, atnešė keptos kiaušinienės su kumpiu. V labai apsidžiaugė ją išvydęs ir gavęs maisto, nes beveik visą naktį negalėjo užmigti. Artinosi žiema ir naktis buvo labai šaltos. Jis džiugiai nusišypsojo, ponė M taip pat nusišypsojo ir nuėjo. Jam pasirodė, kad per greitai kiaušinienė greitai baigėsi, kiaušinienė baigėsi per greitai. Jeigu įdomu, kaip tęsiasi tėvo V istorija gyvenant šuns gyvenimą, paskaitykite 21a, kurią apysaką, nebejoju, tikrai rasite bibliotekoje. Labai norėčiau, kad paplotume Virginijai Rimkaitei, kuri rado laiko ir atvyko į Kauną. Virginija, aš tau turiu dovanų. Čia tokia smulkmenėlė nuo universiteto ir nuo mūsų. Ir dar va tau duosiu gėlių šitų labai gražių, šiandien pirkau gėlės, galvau, kad nušalo, bet nenušalo. Ir dar prieš visai atsisveikinant, aš norėčiau, kad jūs taip pat paplotumėt Aivarui Žlibinui, kuris sėdi štai čia ir kuris visą šitą pokalbį rašinėjo, ir jeigu jūs norėsit kažkada jo perklausyti dar kartelį, tai tikėtina, kad rasit online. Ačiū Viktorijai Lankauskaitei, kuri kaip visada fiksuoja tai, kas vyksta pas mus. Ačiū Nojui Krasuckui, kuris yra už pulto. Labas Nojau, kuris mums davė šviesų ir duoda garso. Ačiū dar kartelį Virginijai, ačiū Jums, kad atėjot, gražaus vakaro ir susitikime dažniau. Ate. Ačiū. Ačiū Arnė.